Atkreipkite dėmesį šitas raudonas patrankas. Tai yra būtent raitosios artilerijos. Užtat jos yra gan palyginus lengvos, nedidelės. Tačiau neužmirškite tai, kad tie pabūklai, jie visą laiką likėdavo būtent kavalerijos diviziją arba kavalerijos pulką. Ir einant kavalerijos pulką į ataką, šie pabūklai visą laiką turėjo būti šalia to pulko ir kažkiek tai pirmiau apjoti atakuojantį pulką ir apsukti pabūklus, atidengti ugnį, sudaryti sąlygą atakuoti. Įsivaizduokit, kokia tai buvo sunki dona raitosios artilerijos pabūklų tarnybos. Žinoma, pešiosios artilerijos buvo sudėtinga. Tačiau svarbiausia tai yra, kad šitie pabūklai, kurias matote su raudonu lopetu, tai yra Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės lopetų spalvos, jos yra atlėtos vienybėje, tai yra Ukmergėje. Paplokim savo tautiečiams, kurie nagingai savo rankomis atlėjo ir parašė šitos pabūklus. Be abejo, brėžinius parašė Vytauto Didžiojo karo muziejus. Bet darbus atliko vienybė. Na ir žinoma, pirmajam savo fanatikui, artileristui, Vladui Kovarskui, paplokite, kuris padėjo irgi taip pat prie artilerijos judėjimo Lietuvoje. Tai yra jūsų žemėtis. Matosi, eina persigrupavimas prancūzų kariuomenės dalinių. Laukia gero momento. Greičiausiai turbūt bus paruošti artilerijos pabūklai, paruošti ištisais salviai. Ir tuo momentu, kada bus iššauta, žinoma, palaukus, kol rusai iššaudys, tada pagrindiniam jėgom bus turbūt generalinė ataka. Tačiau laikas parodys, mes pamatysime. Matome, pirmasis Didžiojo etmono pulkas eina į ataką. Šalia ir Vyslos regionas. Taip, į ataką signalas, būgnai trata. Beje, pagrindiniai instrumentai buvo 3. Tai yra fleita, būgnas ir trimitas. Fleita ir būgnas buvo pagrindę pėstininkose, liutauras arba kavalerinis būgnas ir trimitas kavalerijoje. Matome, kaip ir minėjau, praktiškai beveik visą prancūzų kariuomenė eina generalinę ataką. Tačiau, žiūriu, ir rusų vienas dalinys stovi, ir prancūzų vienas dalinys neina į ataką. Kažkaip rusų kairiojo sparno keli daliniai vis dėlto neatsitraukia, eina į priekį. Tokiu būdu susidaro grėsminga padėtis ir vienai kariuomenė, ir kitai kariuomenė. Tai priklausys nuo vadų, kurie spręs greičiau ir pasinaudos sprogą, priversdamas arba atsitraukti, arba papult pats į apsupimą. Manau, prancūzų kariuomenė reikėtų kuo greičiau užtaisyti pabūklus, priversti atakuojančių kairiojo sparno rusų dalinius, kol jie neužėjo taip pat į užnugarį. Kaip matyti, labai gerai padėjo prancūzų kavalerija. Tai yra konkrečiai mūsų ulonai.
Jūs matote kaip tik berniuką einantį su būgnu. Žinokite, prancūzų kariuomenėje buvo visuomet būgnininkai. Vaikai nuo 7 metų iki 12 metų. Ir kada batalionas arba pulkas eidavo į ataką, šitie vaikai eidavo priekyje. Ir jūs įsivaizduokite, kada priešininko kartečia pradėdavo skinti, žinoma, tie vaikai tapdavo pirmoji patrankų mėsa. Bet tai jau buvo priimta. Tai tie berniukai jokiais būdais nebijojo mūšio, jie ėjo drąsiai į ataką. Taip, tokia buvo epocha, mums tai sunkiai suprantama yra. Bet tai buvo. Po 14 metų, žinoma, jis buvo auklėjimas, po to laipsniui ruošiamas jau tarnybai pulke, jeigu jis išlikdavo gyvas, žinoma. Bet žinokit, išlikdavo, gan nemažai. Sužeidimų jau turėdavo ne vieną. Likdavo. Kai kurie likdavo invalidai, savaime aišku, žinoma, daugelis ir žūsdavo. Tai tas berniukas irgi matosi kažkada tai yra iš šeimos, kurio tiek mama ir mama kartu irgi užsiminėja būtent karo istoriją, būtent jos gyvenimą į veiksmą. Ir tai jūs dabar, ką jūs stebite. Tai yra iš tikrųjų malonu matyti, kad žmonės pas mumis yra neabejingi karo istorijai, nes karo istorija yra neskiriama dalis valstybės istorijos ir jeigu nesakykime Lietuvos karo istoriją, šiandieną mes nežin, ką turėtume Lietuvos valstybę. Nes pasakius A, susidėjus karaliui Mindaugui karūną ant galvos, savaime aišku, kad valstybė jau turėjo turėti kariuomenį ir kuri turėjo ją apginti. Jeigu pažiūrėsit per istoriją, jeigu amžiai yra 100 metų, tai iš 100 metų, sakykime, 17 metų, 30 metų taikos ir 70 metų karo. Kitose amžiuose nieko geriau. O kryžiuose karuose su lietuviais praktiškai kariavom 250 metų, neturint beveik praktiškai jokios taikos. Įsivaizduokit, visą gyvenimą lietuvių tauta buvo atsidūrus kare. Kariavome per visą laikotarpį. Ir su švedais, ir su turkais, ir su vengrais, ir su rusais, ir su Aukso orda, su Krymo totorais. Tai buvo labai rimti priešininkai, labai rimti priešininkai. Va. Tačiau mes išmokom kariauti ir mumis bijojo, bet buvo laikas, kada ir mes buvom priversti kitų bijoti. Tačiau mes turime savo karo istoriją ne ką menkesnė negu daugelis Europos valstybių, tačiau yra nedėliamai užmiršta ir malonu matyti, kad šiandieną tiek mergaičių susirinko, kurie atėjo pasižiūrėti praeities savo krašto, pamatyti to veiksmų ir nėra abejingi, sakykime, toje galbūt kraupioje, žiaurioje istorijos akimirkoje, kaip karo istorijos veiksmai, kariniai veiksmai mūsų istorijos puslapiuose. Mūšis turbūt eina jau į pabaigą. Deja, aš sėdėdamas kairiame sparne nematau, tik tai jaučiu pagal pabūklo šūvius, galiu tik tai nujausti artileriją, todėl kad ką padarysi, visi nori pamatyti, o jeigu aš atsistosiu, tai turbūt negalėsiu pamatoti. Jeigu pastebėjote, kada prie pabūklo taktis pridegamas yra užsidega skylėje esantis parakas ir bijote šūvio, pasistengkite, jeigu ne gražu kimšti ausis, paprasčiausiai pražioti burną ir šūvis praeis pro šoną. Matau, kai kurie prancūzų daliniai grįžta atgal, matosi persigrupavimų tikriausiai. Jūs pastebėjote šalia vaikščiantis merginas, šalia, tai nenustebkite. Žinoma, kai kas pagalvotų, to mumis buvo laikų, kol nebuvo karo istorijos, tai kada pamatydavo merginas prie karių, tai visi tai jau šypteldavo. Jau aišku, ko jie